pakelk, ašgi nagus lakuoju. Eina, aš tik galim pagalvoti, nieko neveikia, ne? Nu? Pala, kas šį kalba? Kapsuks? Aš Marijampolė, ko tu nori? Sandra kažkoks banglas skambina, sakė, apdovanojimus turi varyti. Bus po 10 minučių prie narvelę. Kas per apdovanojimai gali nori man kažką čia paaiškinti? Ir man toks jausmas, kad su savim šneku kaip debilas kažkoks. Ha, čia mano dovanėlė jums, mergaitės. Mano ryšiai ir didžiojo malonė leido jūs nominuoti naujo talento apdovanojimui. Baby, mes varom į Avorcus. Aš apakus. Kapsukai, tu pats geriausias. O kokie čia apdovanojimai? Keistas pavadinimas, bet koks skirtumas. Visi ten bus. Ir mes esame vienintelėje kategorijoje, kur nenominuotas Mamontovas. Taigi, vienintelė, kurią galime laimėti. O metų moteris? Šitos iš vis nebus, nes Raubiškytė atsisakė būti nominuota be Tarasovo. O mes turim šansų? Juk mes, nei vienos dienos neįrašėm. Konkurencija žiauri, ypač grupė Lervos. Tos mergos nebeturi gėdos. Berkai Viesulas debiutavo Pažastyse ir Opapa mergaitės. Nežinau, kodėl, bet nominuoti ir Skemp. Taigi teks paprakaituoti. Bet aš ramus, baby, nes mano kišenėje keli Vincai Kudirkos ir keli Daukančiukai. Wow, bet aš neparašiau kalbos. Padėkokite man ir mamytei ir užteks. Įtampa kaupėsi virš APD apdovanojimų. Akivaizdu, kad bus geras vakaras. Pakalbinkime, ką nors iš žvėrių, tai yra žvaigždžių. Ir ką mes čia matome? Jei ne Viagros atitikmenį Ivą, kuri yra grupėje su 3 narėmis ir 1 nariu. Kur tu lendi? Bandai į kadrą patekti? Gal jau irgi nori būti lyderė? Aš tau parodysiu. Aš visą vibruoju. Išsisijaudinimą. Ketinėlė, svarbiausia šypsotkės. Primenu, kad aš esu Valinskas ir čia ABDD 2009 praėjusias 7 plytas namo išsivežė Andrius Mamontovas. O dabar svarbiausia vakaro nominacija – naujas talentas. Dar bus vienas apdovanojimas geriausiai po darbo dainuojančiam Seimo nariui, bet negaunančiam už tai atlyginimo. O dabar dėmesio. Naujojo talento nominantės. Dėmesio į ekraną. Su visais gerbėjais miegantis kvintetas Lervos. Seniausios profesijos atstovės virtusios dainininkėmis. Duetas Pažastyse. Nuogų operos solisčių trio Opapa mergaitės. Skemp coverius gestų kalba atliekanti mergaičių ketveriukė, kuri irgi vadinasi Skemp, bet su raidė E. Ir naujas trio iš Ruspop sostinės Klaipėdos Sandra ir grupė. Ir nugalėtojas yra... Sandra ir grupė. Kviečiu merginas į sceną. O, tai taip netikėta, aš net kalbos nepasirašiau, bet norėjau pasakyti ačiū vadybininkui ir mamai. Kapsukai, ateik į sceną, bet tavęs nieko nebūtų. Ir aš dar norėjau pasakyti, kad visai netiesa, kad pramogų pasaulis vien tik narkotikai, seksas, tokios tau nepatinka, arba planai, kaip patekti į žmonių žurnalus. Negaliu įrodyti kodėl, bet netiesa. Duok iš mikrofą. Labas vakaras. Kučių sėdi kaip prisišykę. Ateik, duosim galvą visiems. Tuoj parodysim, kas čia šou biznis yra. Štuknežys iš tų galvą, bl***. Tolesnių scenų dėl gausaus kraujo, atvirų lūžių, išnarinimų, subadimų kiekio rodyti negalime. Pastebėsime tik, kad viskas baigėsi blogai ir po 3 dienų Sandra susapnavo sapną. Sandra, durnė, gyva tu? Prietne, man skauda. Klausyk, mano galvoj negerai. Norėjau atsiprašyti tavęs, pastaruoju metu viską painioju, girdžiu keistus balsus, ar tai ką, tai va, tai šitą, norėjau pasakyti, kad sumaišiau tave su kita Sandra. Tu neturėjai būti žvaigždė, tai va, tipo, sorry, nepyk, netyčia. Bet aš... Klausyk, lėkiu, grįžk į soliariumą ir pamiršta dainininkės karjerą. O aš girdžiu, vaikas išlipa į stalčius, oi, bėgu įkišti atgal. Ate! Nereik, aš pasveiksiu ir atsistausiu ant kojų ir vėl dainuosiu ir būsiu garsi kaip zvonkė, nes tik gabūs žmonės visada išgarsėja. Padėk Sandrai, sugadink Dublinui nuotaiką.
Priimk jos beveik hitamės prostitutės į savo telefoną. Numeriu 1611 išsiųsk Sandra 1 ir jos skambučio melodija jau tavo, o Dublinas eina na. Mes prostitutės, mūsų gražios okutės, na 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 na. Na na na. Mes prostitutės, mūsų gražios okutės, na 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 na.